Dramblys. Sveiki visi, su jumis Dramblys arba Milis Repšys. Ir šiandien aš filmuosiu naują video. Prisimenu mano visus video, kur aš gavau 100. Aš neprisimenu, kelintą čia jau bus dalis. Tai. Jūs turėsit atspėti, kokią aš gavau 100. Tai parašykite komentarus. Užuominų neduosiu. Tai mano veidas mato. Bet dabar per daug man. O, gerai. Va, čia kreiva. Ne. Tai va, yra 100 ir mes pasiruošę. Turim žirklės. Pavaryk. Aš tai žinau, kas čia. Aš šitos 100 norėjau taip ilgai. Aš jau užsisakiau ne taip senai, bet jos nebuvo parduotuvėje, kur aš norėjau pirkti. Tai reikėjo laukti, kol atsiras. Aš net tai darau. O taip. Jūs tikriausiai prisimena, kad šitų norėjau. Jeigu žiūri mano video, tai čia iš to, kai filmavau, kur pirkti Funko Popas. Mano tėtis šiaip pasakinėjo. Ir... Jo, tai... Jo. Ir šiaip... Aš nežinau, kad jis 2 iš kartų sakys, nes galvau pamiršo, kad aš 2 norėjau, tai atidarom pirmą. Aš norėsiu pasilikti dėžutę, bet aš šitą jau plėšiu. Ok, aš labai šitos 100 ilgai norėjau. Ir palako čia iš vis galima gauti. Va, ir aš labai noriu va šito, bet aš nežinau, ar įgausiu. Aš norėjau kaip tik, ir čia tikras, čia nėra netikras, čia iš Pop Marto. Va, čia sako, kad mes esame antrai, nes jie nesivadina Labubu iš tikro, jie iš tikrųjų vadinasi tais. Aš žinau čia toks sumuštinis. Va, labai cute. Ir dar ne viskas. Antra pusė sumuštinio. Ai, tai tiesiog gali būti sumuštinis ir gali būti nesumuštinis. Žiauriai fainas. Va, tiesiog, va. Daugiau neturim. Ir paskutinė, kai man gražiai taip pat daryti. Čia neišeina gražiai daryti. Ir paskutinė dėžutė. Tikimės kažko gero. Arba Secretą paimčiau. Secretas mane labai patinka, kaip jis atrodo. Ir... Yes. Jis dar minkštas. Aš šitą ir norėjau. O čia neturėtų dar būti lėkštės kažkokios. Tai jo yra. Pala. Ir čia visą laiką. O ne, šitų negalima visai valgyti. Ir turim... Va. Kortelės. Ir dabar reikia atidaryti šitą. Ir čia pasidės. Taip. O kas čia? Pažiūrėkit čia. O, Dieve. Pažiūrėkit. Tiesiog kaip lietuviškai ant tas. Kaip lietuviškai. Ir dar kortelės. Kaip aš šitą gavau? Aš jo žiauriai norėjau.
Pažiūrėk, jo net burnos nesimato. Labai cute ir labai kieta. Tai tikriausiai viskas. Ačiū, kad žiūrėjote, su jumis buvo Edra Malys arba Meilės Ežys. Viso gero.